Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Visada Marijampolėje buvo žmonių, kurie domėjosi savo krašto istorija. Deja, dažniausiai jie nesidalindavo savo surinktą medžiagą. Prieš keletą metų apskrities archyvo direktorius Rimvydas Urbonavičius viešai paskelbė, kad istoriko Jono Totoraičio aprašytas miesto pradininkas Pašešupio kaimas yra senesnis nei tvirtino istorijos autoritetas. Tai sukėlė nemažų abejonių dėl miesto kūrimosi istorijos. Tuomet Marijampolėje susibūrė grupelė žmonių pasiryžusių rinkti ir keistis turimą informaciją. Pradėję kelti versijas ir jas tikrinti, marijampoliečiai surengė ekspedicijas po buvusias Marijampolės įkūrėjų grafų Butlerių valdas Lietuvoje ir Lenkijoje. O tada paaiškėjo, kad grafai nebuvo šiaudiniai, o kūrė miestus, statė bažnyčias, rūpinosi dvarais, tikėjimo dalykais ir turėjo nemažą įtaką abiejų tautų respublikos gyvenime. Prienai. 1644 m. Liepos 16 d. valdovas Vladislovas Vaza Krokuvoje pasirašė privilegiją, kuria už didelės dorybės ir taurumą mūsų ir šviesiausiojo Lenkijos bei Švedijos princo Jono Kazimiero dvariškiui kilmingajam Gotardui Vilhelmui Butleriui duodame ir pavedame mūsiškę Prienų valdą, plytinčią Kauno pavietę. Kaip galima suprasti iš vėliau įvairiuose raštuose aptinkamų įsipareigojimų pavedamų Gotardui Butleriui, šiuo dvariškiu besąlygiškai pasitikėjo visa valdovo šeima. Gotardas Butleris Prienų seniūnu tapo 1648 metais ir nuo 1654 ir 61 metų Prienuose pastatė pilį, čia piliavietė yra, ir dvarą. Ir valdant Butlerių šeimai, valdė kažkur apie 150 metų, ne visiškai, bet tiesiog turėjau savo žemės, Prienai labai suklestėjo. Kaip minėjau, kad turėjau pilį, kuri buvo 3 aukštų, negynybinė, o gyvenamoji. Ir pagrinde 3 aukštai gyvenamieji buvo po žeme, ant Nemuno kranto, ir turėjau 2 bokštus. Kitoje Nemuno pusėje turėjau sodą, gražų didžiulį. Legenda pasakoja, kad ponai Butleriai išeidavo, netgi tiltelis buvo Nemune, ir išeidavo pasigrožėti savo sodais kitoje Nemuno pusėje. Kadangi Prienai buvo toks pelkėtas teritorija, tai pastatė šaligatvius medinius, turėjome pašto stotį. Vienu žodžiu, valdant Butleriams Prienai klestėjo. Savo teritorijas valdė ne tik Lietuvoje, Lenkijoje ir visur kitur. Tai ir ta pilis, kaip aprašau, kad keliautojai, kad plaukiant nuo Gardino iki Kauno, tai buvo viena gražiausių pastatų teritorija plaukiant Nemuno nuo Gardino iki Kauno. Piliavietės teritorijoje šiuo metu yra gyvenamieji namai, bet archeologiniai kasinėjimai vykdomi buvo keletą kartų, 3 kartus tikrai. Radiniai yra šiek tiek ankstesnių laikotarpių nei kad Butlerių, tai rodo, kad Prienuose gyveno žmonės jau nuo akmens amžiaus. Legendos sako, pasakojami, kad galbūt yra išlikę rūsiai, nors Nemuno krantas yra stipriai labai nukentėjęs ir keitėsi netgi pati vaga, kad galbūt yra dalis kažkuris rūsių, bet ar tai faktas tikras ar ne, tai mes negalime to patvirtinti, nes gyvena ūkiniai pastatai ir negriausia žmonių namų, kad patikrinti fakto. Gali būti, kad juose tiesiog nuvesta kanalizacija. Istorijos šaltiniai teigia, kad pirmoji Prienų bažnyčia egzistavo iki 1655, kol ją sudegino Rusijos kariuomenė. Taigi dar Gotardo Butlerio seniūniavimo laikotarpiu. Tai mes turime senas parapijos knygas archyvą, 17 amžiaus pradžia. Ir ten yra įrašų ir aptikome keletą įrašų, kad ypatingai krikšto, tos knygos dar nėra labai gerai studijuotos, kad Butleriai krikštatėviais paminėti ir aišku, krikštai ir santokos vykdavo dažniausiai važiuodavo iš Prienų kunigus, kuris aptarnaudavo. O įkūrus parapiją
pastačius bažnyčią Marijampolėj, tai Prienams pastatė jas tvorą 1783, kuria aptvėrė šventorių. Dalis tos tvoros yra išlikę iki šių dienų. Prienų bažnyčioje atrastos metrikų knygos sudomino ne tik Prienų muziejininkus, bet ir Marijampolės ištakomis besidominčius marijampoliečius. Vartydami butlerių laikus menančias senąsias bažnyčios knygas, jie džiaugiasi, kad paieškos sėkmingos. Jose daug vertingos informacijos susijusios su Marijampole. Nuo 1678 metų, žodžiu, nuo to laiko, kai mūsų prie Šešupės teritorijoje, tuose miškuose, pelkėtuose pradėjo kurtis kaimeliai. Taigi randam ir čia tų įrašų, ir vaikų krikštinimo, ir santuokų, žmonių pavardės, datos. Ir galim palyginti su jau anksčiau rastais dokumentais, prieš kelis metus Minsko istorijos nacionaliniam archyve 3 Prienų seniūnijos inventoriais. Reikia pasakyti, kad pačioj pradžioj Prienų seniūnija atitiko beveik Prienų parapiją. Ir šitos dalykus sudėliojus įvairius ir Lenkijoje, ir Varšuvai daug atradimų, teko lankytis Liepos mėnesį, ten yra butlerių nedaug, bet tų dokumentų yra, susirašinėjimas, laiškai, gal ten daugiau asmeniniai dalykai ir laiškuose rašomi, bet matosi ir tų bendrų dalykų ir apie mūsų kraštą ten yra. Žodžiu, vieną suras, bet reikės dar nemažai laiko viską susidėlioti. 1655 metais šonais Prienų seniūnijos praėjo ir švedų kariuomenė, ir rusų kariuomenė, ir labai sunaikinti tie gyvenamos vietos. Gyventojai turėjo tiesiog pasitraukti, neturėjo net kur gyventi, traukėsi į miškus, į tas vietas, kurios buvo sunkiai pasiekiamos priešui. Tai taip pradėjo kurtis ir mūsų prie Šešupės kaimeliai. Tai pirmieji kaimeliai tai Trakiškiai, Triobiškiai, Surgučiai. Keli iš pradžių 5 kaimai, paskui truputėlį daugiau. Įvairios buvo nelaimės ir visi šitie dalykai ir iš knygų, iš inventorių, iš metrikų knygų ir matosi. Kad ten yra ir butlerienės vardas paminėtas, nes butleriai buvo įsteigę berods Šventos Onos brolyje tokia, tai ten yra. Bet tų dokumentų atsiranda vis daugiau, kaip gal pasakojo anksčiau prieš porą metų. Mūsų mokslo akademijos bibliotekoje surasti Butlerio kelionės dienoraštis išleista knyga yra ir Varšuvoje, ir Minske. Tiesiog reikia tik tai laiko ir įdomių daug dalykų sužinos. Metrikų knygas tyrinėjantys marijampoliečiai teigia, kad jų tikslas judėti į priekį, kaupti medžiagą, analizuoti, lyginti, nebijoti suklysti, o suklydus prisipažinti. Tik taip galima praplėsti istorinės žinias apie Marijampolę. Marijampolė. Manoma, kad butleriai yra kilę Airijoje. 17 amžiuje jie atvyko į dabartinę Latvijos teritoriją ir netrukus patraukė į Lietuvą. Vienas iš butlerių, Gotardas, yra kalėjęs su gana aukštu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pareigūnu Prancūzijoje ir vėliau jis išėjęs į laisvę atsidėkojo savo bendros kalėjimo palatos draugui, likimo draugui ir davė jam čia įvairių postų. Vienas iš to Gotardo butlerio palikonių tapo ir Prienų seniūnų. Turėjo jie tiesa daugiau seniūnijų, pavyzdžiui, Vėtygalos, turėjo valdų ir Lenkijos teritorijoje. Ir po to dažniausiai ir krypo į tą pusę, vis įsigydami naujus dvarus. Tai kai kas sako, kad Lenkijoje ten tų dvarų turėjo šiek tiek daugiau 18 amžiaus pradžioje, bet Lietuvoje jų būta ir taip pat pakankamai nemažai. Tai apie Viekšnius, Vilkiją,
Anykščius, Taujėnus. Tai didžioji dalis šitų vietovių, kaip matote, yra Aukštaitijoje arba Žemaitijoje. Ir turbūt jau taip sutapo, kad ten Žemaitijoje, toje vietoje, kur Dubysa įteka į Nemuną, vienas iš šitų butlerių susipažino su kita įtakinga šitų krašto moterimi ir vėliau jie sudarė santuoką. Tai buvo Morkus Antanas Butleris, kurio gimimo metai nėra labai tiksliai žinomi. Jis vedė Prancišką Ščiukaitę. Ši moteris gimė gana vaizdingame Gaižuvos dvare, stovėjusiame Dubysos ir Nemuno santakoje. Ten būta apie 12 pastatų, patys rūmai turėjo 11 menių, 12 menį, taip pat, kad sudarytų tą metų ciklą, 12 mėnesių metų ciklą buvo jau kažkuo ypatingoji, bet taip jos istorikai smulkiau ir neprašo. Tai šitą dvarą jinai gavo kaip pasogą ir labai šitą pasogą vėliau pravertė kuriant Marijampolės miestą, nes gautos pajamos iš šito dvaro buvo skiriamos ir Marijampolės bažnyčios, ir vienuolyno steigimui. Kai į čia atsikraustė butleriai, jau tai galėjo būti 1702 metais, tai yra į dabartinę Marijampolės teritoriją, tai jų žvilgsnis buvo nukrypęs ir į kitas Prienų seniūnijos valdas ir jie čia ėmė steigti dvarus. Tai aš kalbu ne vien apie Kvietiškio dvarą, kuris yra geriausiai žinomas ir aprašytas, bet taip pat reikėtų paminėti ir Vaisbūniškių dvarą, kurių liekanos yra išlikusios Vilkaviškio rajone. Manoma, kad Mykolo Butlerio, tai yra šitų mano dviejų žmonių sūnaus Mykolo Butlerio vardu yra pavadintas Mikalinės dvaras, kurio ribos priartėjo prie Marijampolės. Kaip alternatyva Starapolė į rytus nuo Padaunių jie įkūrė Novopolės dvarą, jo pėdsakų jau visai nėra, tačiau dvaro pavadinimas išliko, dabar jį sulietuvinant, tai yra Smetonos laikas išliau sulietuvinant, buvo sugalvotas Naujakaimio pavadinimas ir galima spėti, kad čia jie įkūrė ir daugiau dvarų, nes butlerių giminės vardai lyg tai būtų užfiksuoti ir kituose dvaruose, pavyzdžiui, Mikališkio dvaro pavadinime, bet jau įrodymų čia ir truktų. Marijampolėje grafai butleriai pradėjo kurtis 1702–1703 metais, tuo metu, kai buvo sugriauta Prienų pilis. Traukdamiesi nuo švedų, ieškojo saugesnių vietų ir patraukė Javonių upe link Šešupės. Pirmoji jų sustojimo vieta buvo Javonio krantas, dabartinio Liepynų kaimų teritorijoje, ten buvo pasistatę dvarelį, tačiau vandens būta per mažai ir vystyti gyvulininkystės, to pačiu ir žemdirbystės. Ilgesnį laiką buvo beprasmiška, buvo pradėta ieškoti geresnės, dėkingesnės verslui vietos ir buvo pasirinkta Kvietiškių kaimų laukai, kur Garnupis, tai vienas iš upelio pavadinimų, įteka į Šešupę. Čia yra dar ir kitas upelis ir kartais jų ten tai pavadinimai yra kaitaliojami, tačiau tarp šitų dviejų upelių ir kairiajame Garnupio krante vis tik pradėjo jie kurtis. Kada tai įvyko, labai sunku pasakyti. 1713 metais minimas jų buvimas Kvietiškių kaimo teritorijoje, tačiau nepasakyta, kad tikrai rūmai stovėjo. 1717 metais jau kalbama ir apie patį dvarą. Na ir dar vienas faktas patvirtinu, kad dvaras čia stovėjo, tai jei mes tiksliai žinotume, kur yra gimęs Mykolas Butleris, šitų dviejų apkalbėtų butlerių sūnus, jeigu jau labai tiksliai žinotume tą vietą. Jis savo laiškuose kalba, kad yra kilęs iš Marijampolės, bet tai buvo pasakyta daug vėliau, jau tuomet, kai egzistavo Marijampolė, tai lyg tai čia tų daugiau butlerių vietų, kurie galėjo gyventi ir nebuvo, tai labai tikėtina, kad 1715 metais jis gimė jau čia stovėjusime Kvietiškio dvare, nors galėjo būti ir kitaip, kaip sakiau, butleriai, Ščiukai turėjo ne vieną dvarą, jie čia tuo metu tikrai kūrėsi, bet tas
Butleris galėjo gimti ir kitur. Taigi galėjo būti ir taip, kad Kvietiškio dvare nei vienas šitų garsios giminės žmonių taip ir negimė, nei vienas jų čia ir nebuvo palaidotas. Ir visi tie pasakojame, kad kažkas tai ten iškasė butlerinis palaikus ar dar kažkokiu kitų diko palaikus senuosiuose arba pačiuose seniausiuose Marijampolės kapinėse buvusiuose tarp dabartinių Alyvos ir Civinsko gatvių, netitinka tikrovės. Pagrindiniu Kvietiškio rezidencijos kūrėjų reikėtų laikyti Morkų Antaną Butlerį. Rūmai buvo pastatyti iki 1744 metų. Tai data, kuomet jis mirė, aišku, rūmai iškilo iki tol. Tai buvo tikrai novatoriškas ūkininkas, vertęsis gana tokiu nauju šiame krašte verslu, iškirsdavo miškus, apdirbdavo tą iškirstą žemę, o medieną šiek tiek apdorotą plukdydavo Šešupė į Nemuną ir toliau. Yra žinoma, kad net šito krašto mediena yra pasiekusi Gdansko uostus. Tokias būdas, tai yra medžio apdirbimo vietas, jis čia šiame krašte turėjo 9, tai gana didelis skaičius, jeigu mes lyginsime su kitais panašios ūkinės veiklos centrais. Buvo auginami įvairūs javai. Paminėta buvo čia labai daug įvairių kultūrų, bet galbūt būtų įdomu žinoti tai, kad kviečiai tarp visų šitų neminimi. Ir kvietiškius ir kviečius sieti į vieną visumą ir ieškoti čia kažkokiu tai bendrumu, turbūt gal ir nebūtų prasmės. Arba tai buvo daroma anksčiau, kai dar čia nešeimininkavo butleriai, nes Kvietiškių kaimo pavadinimas yra senesnis už pačius butlerius. Mirus Morkui Antanui Butleriui ūkinė veikla perėjo Pranciškai Butlerienei, kuri tik per didelius vargus išsikovojo eiti Prienų seniūnės pareigas. 1710 m. vasario 15 d. valdovo Augusto II duotoje seniūnijos pavedimo privilegijoje bene pirmą kartą kaip Butlerių šeimos narė ir seniūnijos bendravaldė paminėta moteris, kuri dėl 18 amžiaus viduryje atliktų darbų tapo reikšminga Užnemunės istorijos figūra. Politiškai įsitvirtinusi, ji ėmėsi platesnės veiklos. Jai rūpėjo, kad šitas kraštas būtų ne tik ekonominiu centru, bet taip pat ir religiniu bei kultūriniu centru. Nusprendė į čia kviestis kunigus. Labai sunku pasakyti, ar tuo metu Starapolėje veikė bažnyčia. Yra tokių kalbų, bet įrodymų labai trūksta. Kalbama ir apie metrikų knygas, bet niekas nežino, nei kurios buvo, nei kada paskutinį kartą kas jas matė. Ir neseniai man pavyko išsiaiškinti tokį gana įdomų dalyką, kad vis tik tie pirmieji marijonai vienuoliai, kurie buvo pakviesti į būsimą Marijampolę, tai yra kurti miestą, buvo įkurdinti ne Starapolėje, bet čia Kvietiškio dvare, nes Kvietiškio dvare 1750 metais jau veikė bažnyčia ir iš Lenkijos atvykęs pirmasis vienuolis tautybė čekas, o pavarde Strachas, įsikūrė būtent Kvietiškio dvare. Na ir iš vieno marijonų generolo Višinskio laiško mes sužinome, kad 1753 metais šita medinė bažnyčia sudegė. Ir Butlerienė imasi iniciatyvos statyti naują bažnyčią būtent čia Kvietiškio dvare. Ir 1758 metais jau kitas generolas pakeitęs po 1755 metų mirties mirusį Višinskį rašo, kad buvo pastatyta bažnyčia. Tačiau taip ir neina iš to laiško Butlerienei suprasti, ar ta bažnyčia, antroji ta bažnyčia, medinė bažnyčia buvo pastatyta Kvietiškių dvarų teritorijoje ar mieste, nes tais metais iškilo ir mieste. Matyt, būta ir vieno ir kito, nes pamaldi
Butlerienė, norėjo apeigas atlikinėti ir namuose, tai buvo primtina tuo metu dvarų aplinkoje, jie neturėdavo atskiros koplyčios, tai jie įrengdavo pačiuose dvarų rūmuose, jo labiau, kad 1782 metų Kvietiškių dvarų inventoriuje mes randame aprašomą ir koplyčią. Marijampolės krikštamotę reikėtų laikyti Prancišką Butlerienę. Ypatingam jos pamaldumui nebuvo sąlygų kur reikštis. Tuomet pasiekti Prienų bažnyčią net ir grafieniai sudarydavo nepatogumų. Todėl ji dėjo dideles pastangas, kad jos kuriamame mieste atsirastų maldos namai ir vienuolynas. Pažinodama gana tokio garsaus Lietuvos diko Mykolo Čartorickio rūmų aplinką, jo rūmų kapelioną Kioningą, su juo ne vieną kartą pasikalbėjau, arba paprašė, kad tai padarytų Marijonų vienuolyno generolas, rezidavęs tuo metu Lenkijoje. Na ir vyko toks agitacinis darbas, vyko ir vienuolių įtikinėjimas, kad vis tik verta atvykti į Marijampolę. Ir kai sudegė Kvietiškių bažnytėlė, buvo pradėta statyti ir ši nauja bažnyčia 1758 metais jau buvo pastatyta, tais metais iškilo ir medinis vienuolynas. Na, šitie pastatai stovėjo ne taip ilgai, tai po 100 metų, nes 1809 metais juos sunaikino gaisras. Pranciškaus Butlerienės ir Marijonų vienuolių kuriamas religinis centras, atrodė kaip ir savotiškas dvarelis, ūkinis centras, nes čia buvo visko, ko trūko, ko reikėjo pragyvenimui, ir sodas, ir daržai, ir ūkiniai pastatai. Kunigai vienuoliai buvo priversti imtis ūkinės veiklos. Tiesa, jų skaičius buvo apribotas, čia te gyveno tik 6 vienuoliai, šito skaičiaus nebuvo galima viršyti ir turbūt, kad jei neskaičiuosime noviciatų mokinių, kad tas skaičius niekada ir nebuvo viršytas. Čia pradėjo veikti 18 amžiaus pabaigoje ir vienuolių tokia paruošimo mokykla, noviciatas. Tačiau, matyti, pradėjo veikti jau tuo met, kai butleriai, tai yra ir Pranciška Butlerienė, ir jo sūnus Mykolas Butleris buvo miręs. Paskutinis didysis darbas, kurį nuveikė Pranciška Butlerienė, jau būdama ligota, jie nusprendė nuvykti į savo valdytą Vaizbūniškių dvarelį ir iš ten atvežti švenčiausios mergelės Marijos paveikslą. Kadangi jis buvo atgabentas per 2 paras, tai tikrai spėjama, kad tai turėjo įvykti Vilkaviškio rajone, ne kur nors kitur. Jis buvo pritvirtintas pagrindinėme naujai pastatytos tos medinės bažnytėlės altoriuje. Tai vyko 1768 metais, jau 1769 metais Pranciška Butlerienė mirė. Lygi šių dienų išliko keletas liturginių indų, bažnyčios turtų sąrašuose užfiksuotų kaip grafienės dovanos. Pirmiausia minėtina puošni Glorijos kompozicinio tipo monstrancija. Mirus Pranciškai Ščiukaitai Butlerienei, Prienų seniūnu tapo jo sūnus Mykolas Butleris. Šitą kraštą valdęs iki 1782 metų. Jis buvo 2 kartus vedęs ir kai vedė antrąją žmoną vardu Mariją, tai kilo tokių įtarimų, kad ta antrosios žmonos giminė gali ir visai nepelnytai pasikeisinti į Prienų seniūnijos valdas. Todėl 1775 metais buvo pasirašytas naujas dokumentas, kurį patvirtino karalius ir jo pasakyta, kad po Pranciškaus Butlerio mirties, tai yra Mykolo Butlerio mirties, arba jo atsisakymo valdyti šitą kraštą, Prienų seniūnija perės Sapiegoms. Taip 1782 metais ir įvyko. Mykolas Butleris paskutiniuosius metus Marijampolėje leisdavo tik tai vasaromis, tuo metu jis gyveno Lenkijos rytinėje dalyje, ten ir buvo palaidotas. Vis tik nereikia sakyti, kad su Butlerių mirtimi
baigėsi jų įtaka Marijampolės bažnyčioje. Net ir kai 1809 metais sudegė ta medinė jų pirmoji statyta bažnyčia ir kitais metais buvo surūpinta naujos bažnyčios statybai, reikėjo ieškoti pinigų ir butlerių palikuonys, kurie gyveno ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, ir Latvijoje, nepamiršo šito krašto ir dar galėjo 1758 metų fundacinė privilegija, kuri įpareigojo Gaišuvos dvarą, jau išslydusi iš butlerių rankų, toliau finansuoti Marijampolės bažnyčią ir vienuolyną. Prasidėjo teismai ir dėja butleriai šitos teismus pralaimėjo ir Gaižuva nusišalino nuo šitos bažnyčios finansavimo ir pati ūkiškai visiškai nusilpo, dabar galų gale ir išnyko iš žemėlapių. O dabar grįžkime prie laidos pradžioje minėtų Prienų bažnyčios metrikų knygų. Anot Marijampolės apskrities archyvo direktoriaus, kol kas juose apie butlerius informacijos daug nerasta, tačiau apie buvusius kaimus ir jų gyventojus galima sužinoti nemažai. Žodžiu, čia dar reikės truputėlį pasėdėti ir paskaityti ir panagrinėti, bet jau dabar galim pasakyti, kad ten yra nuo 17 amžiaus maždaug antros pusės surašyti ir mūsų Pašišupio kaimai. Ten matyti yra išrašai iš buvusios čia vestos Prienų metrikos, tos knygos, kurie šitiem kaimam buvo. Ir tiesiog galim pamatyti, kokie kaimai minimi, ir žmonių pavardės, ir kas gimė, ir kokios santokos. Bent aš šitą istoriją domiuosi jau gal kokie 9 metai apie tą mūsų Pašišupio kaimus ir apie Marijampolės pradžią. Ir tie 9 metai tokie baisingi buvo. Aš galvojau, kad čia bus sudėtinga ką nors naujo rasti. O iš tikrųjų tai ir mūsų Vilniaus universitete dokumentų yra apie butlerius, apie šitos kaimus. Ir Jono Reitelaičio kunigo istoriko fondas. Ir kai lankiausi prieš porą metų Minske, mūsų šito krašto Prienų seniūnijos 3 inventoriai yra. Tai labai įdomi mūsų kraštui ir labai svarbi medžiaga, ką galim, sakau, nagrinėti. O dabar dar atsirado ir parapijos metrikų knygos. Ir dar Liepos mėnesį praėjusi buvau Vilniui ir Varšuvoje. Varšuvoje yra daug dokumentų apie butlerius. Ten saugomi laiškai butlerių ir Gotardo, ir po to jau jo vaikų susirašinėjimai. Daug ten asmeninės tos medžiagos, bet galim perskaityti ir kažkokių įdomių dalykų ir apie mūsų Prienų seniūniją, kuriai mes priklausėm. Šitie butleriai, jie gal žemesnės pareigas vykdė ir veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Ir šiaip žinomi, bet gal ne tiek. Norėtųsi truputėlį juos pakelti ir parodyti iš tikrųjų, nes jie labai daug nuveikė ir mes gal ne viską pastebėm, gal ir tai sovietiniais laikais, gal buvo jie tiesiog nustumti kaip nereikalingi, kam tie grafai, čia liaudės vaidmuo. Žmonės viską kūrė, o grafai tik tai čia engėjai kažkokie ir tiek. O šiaip jų vaidmuo tikrai yra didelis, čia niekas nepaneigs to. Lietuvoje Prienai, Marijampolė, Lenkijoje Frampolis, Radziečinas, Miezna, Sarnaki, Drohičinas. Visur vyko darbas, statybos ir plėtra. Viskam reikėjo ne tik energijos, bet ir lėšų. Todėl grafų butlerių pavadinimas senoviškai galingieji ponai turi prasmę.